kur jau yra užduoties išsiskyrimas. Skaičiuojam uždarbį, paskaičiavom viso ir dabar mokesčiai. Mokesčiai yra 10%, jei viso uždirbama mažiau už 800. Ir 20%, jeigu yra uždirbta 800 ir daugiau. Reiškia, mūsų sprendimas išsiskiria priklausomai nuo gaunamos viso reikšmės. Dabar reikėtų palyginti, reiškia, gaunamą reikšmę viso su kažkokia nustatyta, nuo šiuo atveju 800. Čia prasideda logikos dalykai. Galima palyginti du skaičius, dvi reikšmes ir panašiai. Kaip tai daroma yra? Aišku, kad kažkoks lyginimas vyktų, rašom lygų. Ir toliau rašau 5, pavyzdžiui, yra daugiau už 4. Jeigu taip įvesiu, jis man pasakys, kad tai yra tiesa. Tai yra loginis, kintamasis loginė reikšmė tiesa. Ir jeigu parašysiu kitaip, pavyzdžiui, 8 yra mažiau už 9, tai bus 8 norėjau parašyti mažiau, tai galbūt mažiau už 7, reiškia, tai bus melas. Dabar kokie ženklai yra palyginimuose? Jeigu aritmetikoje yra lygybė, daugiau, reiškia mažiau, daugiau lygų, mažiau lygų, nelygų, tai šitie 3 ženklai lygybė, daugiau mažiau yra klaviatūroj. Tačiau tokių klaviatūroj nėra, todėl rašome Excel'yje taip, kaip ir tariame, sakome, yra daugiau lygų, mažiau lygų, 2 ženklus. Nelygų rašome tokį, padarom iš daugiau mažiau ženklų tokį rombelį. Tai šitos dalykus reikėtų atsiminti. Ir tada priklauso, reiškia, toks palyginimas vyksta ir gaunam tik tai 2 reikšmes. Tiesa arba melas. Galim sakyti nuliukas, ten vienetukas ir panašiai, reiškia. Dabar kaip vyksta šitas mūsų, sakykime, turiu tokį kaip algoritmo piešinuką, kaip mes elgsimės su viso. Dabar mes skaičiavom, priėjom prie viso ir sakom viso mažiau už 800. Vienu atveju viso bus mažiau, kitų daugiau ir taip toliau. Tai galimi 2 atvejai. Arba taip, reiškia, arba ne. Dabar jeigu viso yra tiesa arba taip, tai yra viso mažiau už 800, tai būtų 10%. Jeigu ne, tada būtų 20% mokesčiai. Tokį algoritmą sprendžia if funkcija, yra if funkcija, loginė funkcija ir čia loginė išraiška arba loginė sąlyga. Tai yra šitas, kas parašyta rombe. Čia šitas turi visą laiką atsakyti taip arba ne. Kitokios reikšmės nėra. Ir po tos loginės išraiškos seka 2 išraiškos. Pirmoji vykdoma, jeigu yra tiesa, tai yra taip. Ir antroji, jeigu melas. Šiuo atveju, kaip atrodytų, jeigu aš rankom parašyčiau šitą funkciją. If, skliaustelis ir tada 550, tai yra šiuo atveju tas viso, mažiau už 800. Dedu kabletaškį ir tada, jeigu taip, rašau 10%. Taip, jeigu ne, tada rašau 20%. Taip, uždarau skliaustelį, parašiau rankom, ir gaunam, kad tai yra 0,1 arba 10%, turim 0,1, 0,2, 0, taip toliau.
Galima tą patį padaryti ir su funkcijų žiniu. Va, turiu funkcijų žinį, taip. Pasirinksim dabar jau tarp visų tikriausiai į funkciją, į funkciją ir turim taip. Ir čia yra 3. Vienas loginis testas, jeigu tiesa ir išraiška arba reikšmė, jeigu tiesa ir jeigu melas. Tai yra 550 yra mažiau už 800. Jeigu tai tiesa, tada rašykim 10 procentų, jeigu melas, rašykim 20 procentų. Nu ir turim vėl tą patį dalyką, vėl tas pats dalykas. Bet mokesčiai negali būti procentas, turėtų būti pinigai. Todėl mes truputėlį paimkim ir pataisykim šitą formulę. Tai yra 10 procentų padauginkim iš viso ir 20 procentų irgi padauginkim iš viso. Spaudžiam OK ir turim 55 ir užtempiu ant tų ir turiu va tokius dalykus. Dabar tik reikia surasti man, kiek reikia išmokėti, tai yra iš 550 atimsiu mokesčius, enter, ir turiu, tempiu žemyn ir turiu, kiek išmokėta yra. Taip, turiu, kiek išmokėta.